Štai taip Kiotmena lyga pasitinka Lietuvos futbolo atidarymą. Niekada nebuvo taip arti to, kaip esu šiandien. Na ir kaip jums pirmasis turas? Nuvylė, o galbūt buvo taip, kaip tikėjasi. Išliek savo mintis komentaruose, o aš Mantvydas Kiotis pristatau jums pirmojo turo apžvalgą. Na ir pirmasis turas įvyko tarp Marijampolės, Sūduvos ir Šiaulių komandų. Sūduva žaidė namuose. Ir pirmasis turas baigėsi lygiosiomis 0-0. Ir smūgiai į vartų plotą 4-0 Sūduvos naudai. Imkime šį rodiklį kaip pagrindinį nustatyti rungtynių eigai. Tai jausmas dvejopas. Klausimas, ar Šiauliai žaidė blogai, ar Sūduva buvo tokia gera. Manau, tas ir tas. Suvalkijos berniokai maloniai nustebino, turėjo gražių kombinacijų, jautėsi lengviau, jautėsi smagiau. Brudziliauskas su Burba dešiniajame krašte, kai brazilai sukūrė gražių epizodų trumpais perdavimais, atmetimais, kulniukais, išvystė ataką iki smūgio, bet dėja pritrūko tikslumo atakos užbaigime. O Šiauliai labai statiškai, labai lėtai. Lyg ir norėjo žaisti daugiau pozicinį žaidimą, bet pritrūko ryšio viduryje ir visos atakos baigdavosi niekom. Tiesa, rungtynių pabaigoje Šiauliai turėjo porą progų, bet taip pat pritrūko išpildymo. Na ir po rungtynių Šiaulių treneris Čepas atvirai pasakė, kad netokį Šiaulius nori matyti. Ir šioje dvikovoje dedu didelį pliusą Marijampolės Sūduvai. Antrasis turas įvyko Žemaitijos sostinėje Telšiuose ir Telšių Džiugas čia susitiko su praėjusių metų čempionu Panevėžio komanda ir šioje dvikovoje favoritas buvo be abejo Panevėžys, bet varžybos pasibaigė 0-0. Džiugas išsaugojo sausus vartus. Smūgiai į vartų plotą 4-5, tikrai nedidelis skirtumas, bet tiesą pasakius, Panevėžio momentai buvo daug pavojingesni. Vieną kartą vartus gelbėjo Marius Paukštė, antrą kartą nuo linijos traukė Džiugas Aleksa kamuolį ir Džiugas rado kelias kontratakas, bet pritrūko agresyvumo atakoje, pritrūko ryžto, pritrūko žaidėjo, kuris pasimtų daugiau ant savo pečių ir tos kontratakos nebuvo tokios pavojingos. Radome smūgius, bet nebuvo tokie aštrus ir pavojingi. Džiugas gynėsi drausmingai, žaidė perdavimus, bandė kurti žaidimą, tikrai nebuvo atsistoję giliai į gynybą, nebuvo pastatę autobuso, tai rungtynės tikrai smagiai susižiūrėjo ir panevėžiečiai neatrodė čempioniškai, o Telšių Džiugo treneris Andrius Lipskis po rungtynių sakė, kad Telšiams rezultatas yra teigiamas ir visiškai su juo sutinku, nes tikrai žaidimas nebuvo blogas, prie didesnės sėkmės galėjo rungtynės pakrypti ir į tą pusę. Tai šioje dvikovoje dedu pliusą Telšių Džiugui. Trečiasis turas įvyko taip pat Žemaitijoje. Gargždų Banga pasitiko Kauno Žalgirio komandą. Ir čia rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Smūgiai į vartų plotą 2-4 Kauno Žalgirio naudai. O apie rungtynės Kauno Žalgiris turėjo kamuolio kontrolę, kurią atidavė patys gargždiškiai, bet atrodo, kad kauniškiai visiškai nežinojo, ką daryti su kamuoliu. Judino labai lėtai, kombinacijos labai primityvios, išsikeitimai tarp žaidėjų zonose nevyko, žaidimas labai statiškas, sakyčiau, labai panašus galbūt netgi su Šiauliais, galbūt tikėjusi veikti gargždus lengviau. Žaidėjų kokybė, bet gargždiškiai pasiūlė taip pat gerą kovą, spėjo visas dvikovas ir sveikinimas jiems. Žaidimą su kamuoliu Kaunas statė 3 žaidėjais ir 2 atraminiais ir kombinacinis žaidimas nebuvo greitas, nebuvo greitų kombinacijų tarp linijų ir lyg ir nebandė jungtis gynėjai ir kaip treneris Štalis sakė, kad
viską statys nuo pamatų, nuo gynimo, taip ir buvo. Manau, pritrūko žaidėjų atakoje, nes 3-2 blokas tai ir tie žaidėjai nesikeičia pozicijomis, nesijungia, tai Gargždiškiam turbūt tai ir buvo sėkmės raktas. Tiesa, Kauno Žalgiris turėjo savų progų, turėjo 11 metrų baudinį, Sirgėdas jo neįmušė, galbūt rungtynės būtų pakrypusios kitaip, bet čia atsitiko futbolas ir Gargždai pasinaudojo savo progą. Beje, treneris Štalis sakė, jog bus geriausiai besiginanti komanda ir vienas jo žaidėjų yra bene geriausias sąlygos gynėjas, o ponui Veževičiui iš Gargždų atrodo visai kitaip ir po ilgo perdavimo link baudos aikštelės Veževičius susitvarko pirmiausia su kamuoliu, tada blokuodamas kamuolį tarp dviejų gynėjų įsivaro ją į aikštelę, tada sukdamasis į kairę pusę apsisuka, išvengdamas abiejų gynėjų, juos palikdamas už nugaros ir gražiai pasitaisęs kamuolį dešinę koją jį smūgiuoja į dešinį vartų kampą ir paguldęs vartininką pelno įvartį, tai klasiškas įvartis ir neįtikėtina, kokio lygio šis žaidėjas yra Gargždams, Lietuvai, manau, jis bus pagerbtas ne tik Gargžduose, bet ir visoje Lietuvoje. Tai sveikinimai Gargždams, kad turi tokį lyderį pas save. Ir šioje dvikovoje tikrai tenka dėti pliusą Gargždams. Na ir pirmojo turo ketvirtosios rungtynės vyko tarp Dainavos ir Vilniaus Žalgirio. Čia rungtynės baigėsi taip pat nelabai rezultatyviai, 0-1 Vilniaus Žalgirio naudai. Smūgiai į vartų plotą 1-4 Žalgirio naudai. Na ir Vilniaus Žalgiris sukūrė tikrai nemažai progų, bet įmušo tik vieną įvartį, o rungtynių pačiame gale Dainavos Bukštas Ignas Kružikas galėjo visą Vilniaus Žalgirio triūsą nubraukti vienu smūgiu galvą, bet dėja kamuolys leidosi šalia virpsto. Žalgiris man atrodė labai smagiai, akcentuoti perdavimai, tarp linijų, greiti išsikeitimai, trumpais perdavimais, laužė Dainavos gynybinius blokus. Tikrai jautėsi Žalgirio žaidėjų kokybė, matėsi, kad yra dirbta ant kombinacijų, dirbta ant to futbolo. Ir vienas iš pavyzdžių man labai įstrigo, kai Golubickas išbėginėjo už zonos, prašo kamuolį, bet iš akių gali perskaityti, kad jau bus pasas tarp linijų ir Golubickas jungsis žaisti vadinamajam žaidimui per trečią. Tai dedu tikrai pliusą Vilniaus Žalgiriui, bet dedu pliusą ir Dainavai, nes tikrai išlaikė intrigą iki pat galo ir pasiūlė tikrai gerą kovą Vilniaus Žalgiriui. Tai pliusas abiem komandom. Na ir pirmojo turo penktosios rungtynės, centrinės rungtynės buvo transliuojamas Lietuvos Respublikos televizijoje. Jos vyko tarp Kauno rajono Hegelman ir Vilniaus rajono Transinvest komandų. Transinvest komanda yra šios lygos naujokai, pernai metų sezono laimėtojai ir taurės laimėtojai. Šios rungtynės pasibaigė 2-3 rezultatu Transinvest naudai, smūgiai į vartų plotą 6-3 Hegelman naudai. Kokios rungtynės, kiek energijos, kiek greičio, koks tempas, net ir žiūrint nebuvo kada atsitraukti ir nesitikė, koks buvo skirtumas tarp pirmųjų rungtynių ir tarp šių rungtynių. Nuo pat pradžios Transinvest bandė presinguoti Kauno Hegelman, o Kauno Hegelman nepasidavė tam spaudimui ir man labai patiko, kad neieškojo lengvo sprendimo perkelti dvikovą iškart į kitą zoną, išvengiant įžaidinėjimo. Tai Kauno Hegelman pasirinko visai kitą variantą ir įžaidinio kamuolį ir tikrai atrodė, kad Kauno Hegelman yra tam pasiruošę, žinojo, kur ir kada perdavinėti kamuolį
Buvo klaidų, prarado, bet neišsimušė iš ritmo, neišsimušė iš balanso, toliau tęsė ir tikrai pavyko Kauno Hegelmanui tai padaryti ir man labai patiko Kauno Hegelman gynėjas Steve King veiksmas, iškart sprendimas. Manau, labai solidus žaidėjas, labai solidų žaidėją turi gynyboje Hegelman, bet dėja pirmieji įvartį pelno Vilniaus rajono Transinvest komanda ir čia pirmajam kėlinyje išsiveržė jie į priekį, bet Kauno Hegelman nerimsta ir kaip užsidegęs po aikštę lakstantis Hegelman kapitonas Upstas išlygina rezultatą į rūbinę, pelnydamas įvartį paskutinę pirmojo kėlinio minutę ir vėl rungtynės grįžta į pradinį tašką. O antram kėlinį aistros tikrai nerimo, virė stipri kova, Vareika išveda į priekį Kauno Hegelmaną ir atrodo, jog jau Kaunas bus palaužę Transinvest komandą, bet po keitimo Transinvest atsigauna ir grįžta į rungtynes. Ir Devensas pelno 2 įvarčius iš labai panašių situacijų po skerso perdavimo iš dešiniojo krašto ir galbūt ir nelabai iš tokių pavojingų zonų, toks iš pusiau krašto, galbūt ir nelabai žaidėjai matė, kur tiksliai atlikti perdavimą, bet čia turbūt buvo kertinė Kauno Hegelman komandos klaida. Teisingai pastebėjo tas rungtynes komentavę komentatoriai Karolis ir Gintautas, kad taip besiginant, kai aikštelėje yra 2 gynėjai, o Transinvest turi persvarą tavo aikštelėje, į kurią kerta 3-4 žaidėjai, tai neverta tikėtis lengvų išeičių. Ir taip ir atsitiko, Transinvest pelno 2 įvarčius ir perlaužė rungtynes į 3-2 ir Transinvest šioje dvikovoje išsineša 3 taškus. Bet šioje rungtynėje dedu didelį pliusą abiem komandom. Labai patiko Hegelman, labai patiko Hegelman žaidimas ir gali būti, kad ji bus stipresnė komanda Kaune šiai dienai. Bet pamatysim sezono eigoje, nes čia tik pirmasis turas. Na ir mano spėjimai buvo, kad Šiauliai laimės šias rungtynes, bet čia prašautų pro šalį. Džiugas Panevėžys pranašavau lygiasias 0-0 ir pataikau ne tik, kad bus lygios, bet ir tiksliai rezultatą. Čia pranašavau Kauno Žalgirio pergalę, bet 1-1. Sekantis mačas, tai Dainava Žalgiris pranašauju, kad čia bus lygiusius, bet Žalgiris laimi. Sakykim, kad laimi užtikrintai, bet paskutinė minutė galėjo viską nubraukti. Ir paskutinį mačą pranašavau, kad bus daug įvarčių, taip ir atsitiko. Pranašavau, kad bus 4 įvarčiai, rezultatas baigsis lygiosiamis 2-2. Taip ir buvo iki pat 81-2 minutės berods, dabar tiksliai nepasakysiu, bet kažkas labai panašaus ir, sakyčiau, po Hegelman klaidų Transinvestas išsitraukė 3-2. Na, dabar belieka apibendrinti pirmąjį turą. Tai čia mūsų lentelė ir matome, kad komandos išsidėsto štai taip. Ir po 3 taškus turi Transinvest ir Vilniaus Žalgiris. Toliau turime 1, 2, 3, 4, 5, 6 komandas po 1 tašką, tai labai daug lygiųjų, tai yra Banga, Žalgiris, Sūduva, Panevėžys ir Džiugas pasidalina po tašką. Ir turime 2 komandas, kurios neiškovojo pergalę šiame ture, tai yra Kauno Hegelman ir Alytaus Dainava. Na, o dabar antrasis turas. Ir antrasis turas jau prasideda kovo 9-ąją. Ir kovo 9-ąją Kauno derbis, tai yra Kauno Žalgiris prieš Kauno Hegelman. Kovo 9 taip pat žaidžia Vilniaus Transinvest su Telšių Džiugu. Kovo 10 turime netgi 3 varžybas, tai yra Šiauliai Banga, Dainava Panevėžys ir Vilniaus Žalgiris prieš Sūduvą.
Antrasis turas leis mums jau susidaryti daugiau nuomonės apie visas komandas, kokio jos pobūdžio, kokio lygio ir manau jau bus matyti geresni rezultatai. Ir galėsime daugiau spręsti apie klubus, ką jie gali šį sezoną. Gal truputį pakalbėkime apie pirmąją dvikovą, tai Kauno derbį, Kauno Žalgiris ir Kauno Hegelman. Tai Kauno Žalgiris iškovojo 1 tašką, o Kauno Hegelman išėjo su 0 iš labai energingos dvikovos prieš Transinvestą. O Kauno Žalgiris tik 1 tašką išsineša iš Gargždų, nors ir turėjo progą galbūt išsinešti, bet taip ir neužtikrintai atrodė. Ir manau, kad šios rungtynės labai brangios abiem komandom ir šios rungtynės, manau, labai daug atsakys klausimų visiems. Visgi, ar Kauno Žalgiris pajėgus būti trejetuke. Jiems prognozavau prieš sezonio spėjimuose, kad jie bus pirmi, bet po rungtynių prieš Gargždus labai pradėjau abejoti, bet manau, šios rungtynės atsakys į visus mano klausimus, galbūt ir į jūsų. Antros varžybos, tai yra Transinvest prieš Telšių Džiugą. Telšių Džiugas sugeba iškovoti lygiąsias su Panevėžio komanda ir kalbant apie Transinvestą, tai Transinvestas sužaidė neblogas rungtynės su Kauno Hegelman, rungtynės 3-2, manyčiau, ten ir dėsningas rezultatas būtų buvęs 2-2, bet Transinvestas ten sugeba rasti pergalę, sakyčiau, Kauno paties Hegelmano klaidomis paremta pergalė. Bet čia tikriausiai bus visiškai kitokio pobūdžio rungtynės ir Džiugas, manau, demonstruos labiau gynybinį futbolą, tiek daug neatsivers, ieškos daugiau kontratakų, o Transinvestas, kaip žinom, žaidžia 3-4-3, gana aukštai, mėgsta paspausti, tik 3 gynėjai gale, Džiugas mėgsta ieškoti kontratakų, tai jeigu rungtynės išsilaikys 0-0 iki beveik antro kėlinio galo, tai manau, čia Džiugas turi gerų progų netgi laimėti šias varžybas. Trečios rungtynės Šiauliai Banga. Čia vėlgi turbūt gausime labai daug atsakymų šiose rungtynėse, nes Šiauliai nesugebėjo įveikti Marijampolės Sūduvos. Ir ko gero čia gausime atsakymą, ar Šiauliai gali pakeisti savo žaidimo stilių, savo žaidimo tempą, savo žaidimo norą ir ar banga yra tokia, kokią matėme prieš Kauno Žalgirį. Tai toks turas laukia mūsų. Kovo 10 taip pat susitinka 3 valandą Dainava Panevėžys. Čia, ko gero, mažiausiai klausimų keliančios rungtynės. Manau, čia pasibaigs Panevėžio pergalė, nes Dainava prieš Vilniaus Žalgirį visiškai atidavė iniciatyvą priešininkams. Matysim, galbūt Dainava pakeis šiek tiek žaidimo stilių, nes atiduoti visiškai kontrolę žaidėjams, kurie yra aikštelėje agresyvūs, kurie aikštelėje yra, kaip pasakyti, aikštelėje yra užbaigėjai, taip kaip Panevėžio puolėjas, tai manyčiau, jiems reikia duoti kuo mažiau šansų būti aikštelėje. Ir Dainavai galbūt reikėtų stovėti šiek tiek aukščiau, šiek tiek agresyviau. Ir 5 rungtynės tai yra Vilniaus Žalgiris prieš Marijampolės Sūduvą. Marijampolės Sūduva pirmame ture atrodė tikrai smagiai ir labai greita komanda kontratakose, turėjo gerų kombinacijų. Tai šios rungtynės, ko gero, mums atsakys į klausimą, ar Vilniaus Žalgiris visgi buvo toks geras, ar Dainava atidavė per daug kontrolės jiems. Tai toks laukia mūsų antrasis turas ir keliamės į spėjimus. Spėjimai. Taigi, mano spėjimai antrajam turui yra tokie: Kauno Žalgiris, Kauno Hegelman, 1-1. Kodėl? Manau, ir ši komanda dabar nebenori prarasti taškų, nes kaip ir sprendžiasi jau šiek tiek likimai ir matėme, kad po kažkokių
įnirtingų kovų prarasti antrą turą taškus jau būtų šiokia tokia duobė, gali įsivyrauti komandoje šiokia tokia įtampa. Tai manau, komandos žais šiek tiek atsargiau tiek Kauno Hegelmann, tiek Kauno Žalgiris. Nors Kauno Žalgiris ir taip žaidė per daug atsargiai, kalbant su Gargždų Banga, bet vis tiek jie sugebėjo rasti įvartį. Kauno Hegelmann labai simpatizuoja šiai komandai, labai patiko jų žaidimų stilius, bet visgi reikia įvertinti situaciją aikštėje, rezultatą ir įvertinti, ar verta rizika tavo taškų. Tai to palinkėčiau Hegelmann. Ir sekantis mano spėjimas tai yra Transinvest Telšių Džiugas. Vėlgi Telšiams prognozuoju 2 lygiąsias 1-1 šį kartą, nes manau Transinvest spaus nuo pat pradžių ir yra tikimybė, kad tikrai jie pelnys įvartį. Neaišku, kaip pasisuks rungtynės, bet Telšiai iš tikrųjų drausmingai gynėsi ir Transinvestas neturi galbūt tokio ryškaus puolėjo kaip Panevėžys Aukšto, kuris keltų didelę grėsmę aikštelėje. Ir Džiugas tikriausiai nedarys tokių klaidų kaip Kauno Hegelmann ir aikštelės nepalinks tokios apnuogintos. Tranzicijos ko gero seks iš aikštės gilumos. Tai čia, manau, pirmasis kėlinys tikrai neatsakys į mūsų klausimus ir antrajame kėlinyje Transinvestas bandys spręsti problemas, didins pajėgas, didins galbūt dar daugiau tempą. Ir manau, to pasiekoje gali būti, kad čia pasipils įvarčiai, bet vis dėlto prognozuoju čia lygiąsias. Trečiosios rungtynės Šiauliai Banga. Taip pat čia rungtynės, kur jau ko gero matysime ir atsakysim mūsų klausimą, ar visgi Šiauliai turi atakuojančio potencialo, ar Šiauliai gali dominuoti, užvaldyti aikštelės vidurį, kurti progą po progos, būti labai pavojingi, būti aštrus, ar visgi vėl žaidimas bus padrikas. Ir klausimas, ar Veževičius vėlgi išgelbės Bangą. Tai čia vis dėlto vėl bandau Šiaulių kortą ir skiriu jiems pergalę 2-1. Ketvirtosios rungtynės Dainava 0-1 prieš Panevėžį. Tai man labai daug klausimų atsakė jau pirmosios rungtynės prieš Vilniaus Žalgirį ir, sakykime, Dainavos gynybos linija, gynybos išsidėstymų ar formacijos, sakykime, išsidėstymas 5-4-1, labai gynybinis blokas, sakykime, atiduodė labai didelę dalį aikštės varžovui, kurie mėgsta žaisti su kamuoliu ir logiška, kad jie jaučiasi žymiai geriau tavo aikštės pusėje ir tau sunkiai išeiti į kontratakas atsisėdus taip giliai. Galbūt Dainava įvertina situaciją, kad neturi tiek daug potencialo ir bando rungtynės laikyti iki pat galo, kas iš tikrųjų pavyko su Žalgiriu išlaikyti rezultatą 1-0 ir paskutinį minutėm pabandyti išsitraukti tašką. Tai manau, gali būti labai panašus vaizdas ir šiose rungtynėse. Dėl to čia pranašauju 0-1 Panevėžio pergalę. Vilniaus Žalgiris prieš Marijampolės Sūduvą. Prieš Suvalkijos berniokus ar vyrus, ko gero vyrus reikėtų sakyti po tokio mačo prieš Šiaulius. Tai 1-1. Kodėl? Todėl, kad vis dar Vilniaus Žalgiris manęs labai neįtikino. Manau, kad Dainava atidavė jiems per daug kontrolės ir manau, kad Sūduva atsakys į mano klausimą visgi, ar Vilniaus Žalgiris tikrai yra tokia grėsminga komanda. Na, o video pabaigai išrinkau 3 momentus iš 3 skirtingų rungtynių, tai pasimėgaukite.
Štai toks pirmasis turas, labai intriguojantis, neatsako į visus mūsų klausimus. Labai džiugu, kad komandos sugebėjo įnešti daug intrigos ir labai bus įdomu stebėti toliau, kas čia vyksta. Tai toks pirmasis turas, o mes jau laukiam antrojo turo. Matėte mano spėliones, jeigu manai kitaip, turi kažkokių įžvalgų, būtinai parašyk komentarą. Jeigu patiko video, paspausk like, o mes jau susitiksime mūsų kitame epizode. Iki.